10 užduotis. 10-okai dalyvavo žygyje. Brėžinyje pavaizduota jų nueito kelio kilometrais priklausomybė nuo sugaišto laiko valandomis. Jie tiek nuėjo, tiek laiko truko, tiek kilometrų nuėjo. Gerai, dabar klausimas 10.1. Kokiu vidutiniu greičiu moksleiviai ėjo iki sustojimo? Iki sustojimo, tai mes matome, kad po 3 valandų ėjimo jie sustojo, nes jų nueitų kilometrų kiekis nesikeitė, taip? Tai mūsų klausia, koks yra šitos atkarpos jų vidutinis, kaip suprantu, greitis. Na, tai mes matome, kad jie truko 3 valandas, o nueitas kelias, tai čia būtų kas? Čia būtų laikas, ar ne? O jų nueitas atstumas tai buvo 9 kilometrai. Na ir greičio yra formulė labai paprasta, S padalinta iš T. Kaip žinoti, kada kokios formulės, tai jeigu, sakykime, nežinot, tai yra pagrindinis toksai, toks trikampis, jo viršūnėje visą laiką yra S, o visa kita yra tiesiog apačiai, nesvarbi tvarka, ar V bus, ar T, tuose likusiuose apatiniuose langeliuose, svarbiausia, kad jie yra apačioje. Na ir jeigu mes ieškome S, tada T su V sudauginame, bet šiuo atveju mes ieškojame V, todėl matome, kad S ir T, tarp jų yra dalybos ženklas. Na tai mūsų S buvo 9, o laikas yra 3, na tai gaunasi, kad 3 km per valandą. Tai viskas čia yra tiesiog 3 km per valandą. Tada judame toliau. 10.2. Kiek laiko moksleiviai ilsėjosi? Na, tai čia labai lengva pasakyti, jie čia baigė eiti, o čia vėl, kadangi pradėjo kilti jų nueitas atstumas, taip, tai vadinasi, jie nustojo ilsėtis. Na, o čia yra tarpas 2 valandų, tai tiesiog ir reikia parašyti, kad čia jie ilsėjosi 2 valandas. 10.3. Kiek kilometrų nuėjo 10-okai? Tai čia, nežinau, 15. Nežinau, ką čia daugiau ir bekomentuoti. 15 grafike pažymėta aukščiausias taškas, tie 15 ir nuėjo kilometrų. Na, dabar matau kažkoks čia ilgesnis yra uždavinys. 10.4. Poilsio metu 10-okai pastebėjo, kad palei tiesų taką 4 metrų atstumu vienas nuo kito buvo įkasta 10 vienodų stulpelių. Jie prie stulpelių viršaus pritvirtino parabolės formos virves, kaip parodyta brėžinyje. Koordinačių plokštumoje pavaizduoti tik 3 stulpeliai. Remdamiesi brėžiniu apskaičiuokite AB ilgį metrais. Tai susirandam 2 taškus, štai yra A taškas, štai yra B taškas. Tik aš nelabai suprantu, kokio čia sprendimo reikia. Nu, turbūt reikia parodyti, kad mes suprantame, kad yra -4, tačiau imame modulį, nes suprantame tai kaip atstumą, na ir pridedame 4, ar ne? Tai gaunasi iš viso -4 atsiskleidžia kaip tiesiog 4. Tada pridedame tą turimą ketvirtą ir turėtų gautis 8. Tai 8 metrai turėtų būti tas visas atsakymas. Toliau 10.4.2. Raskite atstumą tarp 1 ir 10 stulpelių. Tai dabar, o tai kur pirmas stulpelis? Ai, čia nereikia, nesvarbu, tiesiog yra, koks yra atstumas tarp 1 ir 10 stulpelio. Tai pirmas stulpelis, sakykime, stovi ant 0, gal aš čia rašysiu romėniškai skaitmenimis, ar ne? O 10 tai yra x-iukas, stovint nežinom kiek metrų, bet mes žinom, kad tarp 1 ir tarp 2 yra 4 metrų atstumas, taip? Tai mes šiaip turim aritmetinę progresiją, bet man atrodo progresijos mokinasi tik nuo 11 klasės, todėl čia reikės, aš dabar nežinau, lygtais ir 9-okus aš jau šitais metais aš parodysiu su aritmetinę progresiją, kaip reikėtų skaičiuoti. Na tai mūsų pirmasis narys, tas nulintasis pradžios taškas yra 0. Vienas stulpelis nuo to pirmo stulpelio skiriasi per 0 metrų. Tada, čia ne N, čia vientas turėtų būti. Tada antrasis stulpelis nuo
kito yra 4 metrų atstumu. Tada trečiasis yra jau 8. Na, skirtumas tarp jų yra 4 metrai, ar ne? O mes dabar ieškome 10 nario, ar ne? Tai to 10 nario, kuris stovi palyginus su pirmuoju, formulė būtų tokia. Mes turėtumėm prie pirmo nario pridėti 9 skirtumus. Reiškia, dar 9 reikia mums tokių atstumų. Tai taip yra ta n-tojo nario formulė gaunama. Tai dabar A1 žinom, kad yra 0, na, o 9 skirtumai tai yra 9 kart 4, o 9 kart 4 yra lygtais 36. Tai pagal idėją, kaip aš čia įsivaizduoju, turėtų būti 36 metrai. Atsakymas matau, kad toks ir yra. O dabar galvoju, kaip čia paaiškinti be progresijų. O Dieve, kaip paaiškinti, nežinau, kaip čia paaiškinti. Reikia įsivaizduoti, kad yra, nežinau, galima susirašyti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stulpelių, bet tarpeliai tarp jų yra tik 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na, jeigu jie yra visi po 4, tai 9 kart 4 yra 3, 6. Tikiuosi, kad gerai paaiškinau. Tik čia sprendimo reikėjo, todėl man atrodo, kad ar tik nereikės čia aritmetinės progresijos naudoti. Kaip ir sakau, aš, pavyzdžiui, pati ją mokinausi 11 klasėje, atsimenu, o anais metais teko jau iš horizontų vadovėlio mokyti ir 9-okus. Tai 36 metrai. Dar šitos uždavinys yra ne pabaiga jo, 10.5 intervale 0,4 pavaizduotos funkcijos. Kokios funkcijos? Supratau, čia reikia tiesiog toliau, keista, kad čia kita užduotis, o čia buvo šita užduotis, bet reikia, kaip suprantu, žiūrėti štai čia. Ok, intervale 0,4 čia pavaizduotas tokios funkcijos grafikas. Va ši čia yra šita funkcija. Aš galiausiai rašysiu, man patinka ją matyti. +1. O intervale tame į kitą pusę, tenais, vaizduotas, viskas gerai. Ten minusas uždėtas, bet ten nepridėta nieko. Čia turėtų pasikeisti truputėlį ženklai, bet viskas turėtų būti gerai. Tai bus 1/2 x minus m kvadratu plus n. Raskite m ir n reikšmes. Pamiršau, kaip tai reikia daryti. Pamiršau, kas yra m ir n. N tai žinau, kad yra kiek ta parabolė pakelta į viršų. Čia galima būtų kaip ir iš akies pasakyti, nes ta viršūnė yra kaip ir ties dvejetu. Mes nelabai kažkaip geriau ir bežinom, kaip čia padaryti. Šiaip tai aš nežinau, čia reikia sprendimo? Reikia. Žiūrėkit, aš pasakysiu taip, kad jeigu čia žinom, kad +1, jeigu nebūtų to +1, tai jinai eitų per šitą taškelį. Vadinasi, nėra parabolė nei kiek pakelta. Čia tas n vis tiek bus 1. Nes irgi lygiai taip pat pakelta neina per x-uką, ar ne? Ai, tai čia daug paprasčiau, čia nežinau, nelabai čia yra kažkoks sprendimas. Tai n yra tikrai 1, čia kaip norit, o m tai dažniausiai sutinka su tuo, kiek į kairę ar į dešinę yra paslinktas tas grafikas. Dabar jeigu nežinot, apie ką kalbu, neatsimenu, kurioje čia klasėje šitą mokinu, bet labai dažnai, man atrodo, tokia mėlynam, tempus vadovėlį, tais labai daug apie tai kalbama yra. Va čia yra kvadratinės lygties grafiko toks kaip, tokia patogi išraiška. Kas čia yra iš tikrųjų, tai čia yra pilna kvadratinė lygtis su A, B ir C koeficientais. Bet mes ją galim apsupti taip. Palaukit, duoskit kažkokį man pavyzdį pasakyti. Arba žinot ką, ne taip padarom. Aš išvesiu ir parodysiu, kad tai tikrai šita, kaip jinai vadinasi, pilna kvadratinė lygtis. Tai čia 1/2 paliekam, dabar matom, kad čia yra greitosios daugybos formulė. Va, x kvadratu minus 2 kart x kart 2
plus 4, nes 2 kvadratu. Ir dar reikėtų pridėti 1. Na ir dabar tai 1 antroji, čia prieš kiekvieną turėtų atsirasti, čia gaunasi 4. 4 kart 1 antroji yra 2. Na ir 4 kart 1 antroji yra vėlgi 2. Ir dabar dar reikės pridėti 1. Na tai čia tiesiog šitie 2 susiprastinę, gaunasi 3. Bet visą šitą reikalą galima sudėti į tokį modelį, kur labai aišku yra, kas yra tas prie x esantis skaičius, kuris sutampa ar į kairę, ar į dešinę yra patrauktas natūralios paprastos parabolės, tai tiesiog y lygu x kvadratu, o taip atrodo toks grafikas. Vadinasi, kurią pusę jis yra paslinktas. Jeigu mes matom, kad -2, tai nereikia iš inercijos sakyti, kad į kairę, atvirkščiai, į dešinę paslinktas grafikas. Na, jeigu būtų +2, tada patrauktas į, vadinasi, kitą pusę. Dabar kaip n, tai yra tasai laisvas narys, tai jis ir parodo, ar žemyn, ar aukštyn yra pakeltas grafikas. Jeigu pliusas, tada yra aukštyn, jeigu minusas, tada yra žemyn. Dabar tas koeficientas irgi kai ką turi. Dabar, kadangi jis pliusinis, tai parabolė šako žiūri viršų. Jeigu jis būtų minusinis, tai būtų va šitaip. Dabar daug kalbų. Dabar viską sudėkim vieną krūvą. Tai kaip ir, nutryniau tas formulės, nieko tokio. Tai va dabar čia va šita vieta sutampa su šita, čia sutampa su šita. Tai čia -2, čia šiaip galėtų būti +2, bet kadangi minusas ir minusas, tai duoda, žodžiu, reikėtų rašyti x plus kažkoks tai m, ar ne, toks vat modelis kvadratu ir plus n. Šituo atveju, kad pas mus +1, tai čia ir n ir yra 1, o va šituo atveju, kadangi yra minusas parašyta, tai vadinasi, kad ta m pas mus buvo minusinė, -2, tai dėl to taip ir gaunam, kad -2 išlenda tiesiog. Dabar, tai kaip ir sakiau, čia n tikrai sutampa, nes lygiai taip pat grafikas yra pakeltas, bet va šitoj vietoj, čia kur buvo -2, tai čia bus atvirkščiai +2, nes grafikas yra truputėlį paslinktas kairėn. Tai čia turėtų būti prie transformacijų visi šitie dalykai. Va šitaip. Oi, plius. Bet ne, žiūrėkit, dabar pasakysiu, kodėl čia turėtų būti -2. Dėl to, kad čia yra minusas, o man reikia, kad jisai būtų pliusinis. Tai -2 turėtų būti, tokiu atveju pasidarys x plus m. Einu pažiūrėti, ar teisingai čia viską išaiškinam. 10.51. 10.51. Aš esu visiškai teisi, m yra -2 ir n yra 1. Ir dar pabaiga. 10.52. Koks stulpelio OC aukštis? OC. Tai čia labai paprasta. Mes čia galim bele kurią pasimti tą funkciją. Sakykime, paimam tą, kuri yra pilnai duota, tai reiškia šitą. Aš ją dar kartą užsirašau, 1 antroji, x minus 2 pakelta kvadratu plus 1. Dabar šitas taškas, tai yra jo y, mums ir pasakys aukštį. Tai dabar kaip gauti tą y? Labai paprastai, juk mes, jeigu žinome, kad šitam taške ieškom aukščio, mes pažiūrim šito taško x koordinatę. Jinai yra lygi 0. Kitaip sakant, y, tai reiškia aukštis, nes čia ir yra visa ta funkcija, ar ne, visa tai yra kažkokia tai y parodinti formulę pagal tai, į kokį mes įstatysime x. Dabar mes x įstatysime 0, nes ten yra ta koordinatė. Tai lygiai taip pat gražiai viską rašom, čia bus 0 minus 2 pakelta kvadratu plus 1. Dabar čia tiesiog gaunasi minus 2 pakelta kvadratu gausis 4. Pratęsiu va šitaip 1 antroji kart 4 plus 1. Tai šitie skaičiai paprastinė gaunasi 2. 2 plus 1 yra lygu 3. Aukštis yra 3 metrai. Pažiūrėsiu, ar gerai? Gerai. Nu, ir toliau matau, kad turiu gauti 1 metrą. Koks mažiausias virvės aukštis nuo taško? Nu tai... Nu čia šiaip reikėtų rasti x viršūnės ir atseit tada y gauti, jeigu norėtumėm spręsti. Dabar, ar žinot, kokia yra formulė x viršūnė apskaičiuoti? Dauguma sakys, kad ne, tiksliau labai didelė dauguma sakys, kad nežino, nes tik kai kurie mokiniai sugeba tiek daug atsiminti, nes tikrai yra čia ką mokintis. Bet aš jūs pamokysiu, aš tiksliau pasakysiu, kad jūs žino tą formulę. Dabar jau labai didelė dalis turėtų sakyti, kad žinom šitą formulę. Tik jinai yra šifruota kitoje formulėje, apie kurią jūs net nepagalvojat, kad jinai susideda iš tų kitų.
Jūsgi visi mokat skaičiuoti diskriminantą. Tada iš to diskriminanto ką turit gauti? Šaknį. Kodėl? Dėl to, kad skaičiuojat x1 ir x2. O šitas formulės dauguma žino, taip? Minus b plus šaknis iš diskriminanto padalinta iš 2a arba lygiai tas pats tik minusinė šaknis. Tai tas diskriminantas, apskaitai, ką daro čia su ta parabolė, tas diskriminantas? Jisai parodo, nu gerai, čia neteisingas pavyzdys, sakykime, va tokį pavyzdį. Va, x1 ir x2, tai reiškia taškai, kada y tų taškų yra lygus 0. Kitaip sakant, tikrai kvadratinė lygtis yra lygi 0, taip, kai tie x stovi ant va tokių va vietelių, kada tas y-kiukas yra lygus 0. Tai va dėl to mes ir gavom tą x1 ir x2. Ir tikiuosi, kad po truputėlį jums bildinasi toks visas brėžinys, kad kvadratinės lygtis ir parabolės yra apie tą patį. Taip, čia yra tokia bendra visuma. Tik vienur yra algebriniai skaičiavimai, o kitur yra jau grafikai vaizduojami. Tai dabar kodėl aš apie tai kalbu? Tas diskriminantas minusinis arba pliusinis, tai yra parodo kokiu atstumu nuo viršūnės koordinatės x-o. Nes čia yra viršūnė, taip. Čia yra šitam taške, nesimato turbūt, va šitam taške, taigi yra kažkoks x-iukas, taip. Bet x-o koordinatė, va čia yra, taip. Tai va kaip nuo tos x-o koordinatės yra pasislinkęs x1 ir x2. Va čia bus plius šaknis iš diskriminanto, čia bus minus šaknis iš diskriminanto. Na, jau pabaiga ta, kad va šita dalis, tai ir yra dalis, kaip reikėtų apskaičiuoti viršūnės x-ą. Viršūnės x-as, ar ne? Va šita dalis. Tai minus b padalinti iš 2a. Tai va čia turėtų būti minus b padalinti iš 2a. Dabar kokia čia ta minus b? Nu, tai atsimenat, sakiau, kad čia pilna kvadratinė lygtis, tai paimam ir pasidarom, ar ne? Truputėlį O, kodėl aš ištirginau? Buvo labai patogu. Nu gerai. Tuoj, įsijungia pieštukas. Gerai. 1/2. Čia bus x kvadratu, nes greitos daugybos formulė. Tada 2 kart 2 tai bus 4x, tada pridėsime vėl 4, tada pridėsime 1, tik šitaip. Dabar viską reikia padauginti iš pusės. Aš darysiu taip pat 1/2 x kvadratu minus, čia gaunasi 2x plus 2 plus 1, prisiminiau. Vat gaunasi šitoks vaizdelis. Vat, ar ne, dabar viską prisilygintumėm 0. Taigi mes matom, kad va čia yra A koeficientas, čia yra B, čia yra C. Tai mums dabar svarbus B koeficientas, jis yra 2. Taip, B yra lygu 2. O A koeficientas kam buvo lygus? 1/2. Irgi yra svarbus, įrašykime. A lygu 1/2. Na tai viskas, dabar tiesiog minus 2 pagal šitą formulę, ar ne? Reikia padalinti iš 2 kart 1/2. Čia išsiprasna ir atsakymas, kad bus minus 2. Arba aš sumaišiau ką tik ženklus. Aš sumaišiau ženklus, pažiūrėkite visi dėmiai, buvo minus 2x, o iš kur čia atsirado tas plus 2x, bet iš čia ir nesąmonė atsirado, čia turi būti minus. Na, o kadangi minusas atsiranda, tai kuris čia yra? Čia atsit minus, o minus b, tai bus tada minus b, tai gaunasi pliusas, tada gaunam gražų dvejetą. Ir atsakymas turėtų būti 2 ir tikrai čia iš brėžinio šiaip... palaukit, dar... Aš dar nespėjau pasakyti viską. Nu, žodžiu, čia tikrai ties tuo dvejetu yra x-as, ar ne? Tai mes dabar žinom, kad čia yra ta viršūnė ir x-as yra dvejetas, dabar nežinom y-as. Taip, nežinom, koks yra jo y-as. Tačiaugi mes turim formulę, ar ne? Va, x-as, sakėm, yra dvejetas, y-as nėra aiškus. Mes tą dvejetą, jeigu sustatytumėm šiai formulę, tai mes labai greitai gautumėm y-ą. Tuoj. Turėtų pagal idėją gautis taip, kad o kodėl čia dingo? Nu, nesvarbu. Y lygu 1/2. Dabar vietoj x aš dedu tą dvejetą.
minus duetas pakeltas kvadratu plus 1, nu ir labai viskas čia paprasta. Čia gaunasi 0, 0 kvadratu 0, dauginam iš 0, 0 ir tiesiog plus 1. Tai čia yra 1, kaip irgi galim tikrai pamatyti iš brėžinio. Dabar galėtų viską iš karto iš brėžinio pasakyti, bet čia buvo parodymas, kaip reikia spręsti. Aišku, čia nebuvo sprendimo, galėjom ir paprasčiau padaryti. Bet aš jau parodžiau maksimumą, ką galima padaryti šito uždaviniu ir kad galima išspręsti, kad nėra neįmanoma tiksliai pasakyti, kad tai yra būdas. Tikiuosi, kad jisai patiko. Jeigu norėtumėte jį labiau pasigilinti ir suprasti, tai parašykit. Pagaliau pabaigiam 10 uždavinį. Viskas. Kviečiu registruotis pamokai per Calendly. Daugiau video Contribui bei Patreon platformose, na, visa informacija yra saldžiosšaknys.com.